Ką veikia basketinių žmonės rungtynių dieną? Niekas neprašė, mes rodom. Turim tik vieną problemytę, kad mano akreditacija iš praeito grajaus nuplyšo. Tai reikia biškį pastaisyti. Nurva, ir akreditacija. Dabar susirinkam techniką. Vienas special dalykas yra, kad mes turim atskirą savo medijos įėjimą ir nereikia laukti eilėje su visais. Pirmas mūsų reikalas atėjus yra pasistatyti kameras ir pasiruošti konferencijai. Postgame komentarų kambarys yra šito vietoj. Per šitą langą matot būtent žurnalistus dirbančius. O šiaip galim būti labai dėkingi, kad arenai visada būna ir žurnalistų ložėje atsigerti. Ir arenose būna toks dalykas, kad šiaip neveikia internetas. Tai labai gerai arenose, kuriuose būna laidas. O mūsų MVP kolega Ramelis papasakos, kodėl mums reikia to interneto kabelio. Konferencijai. Parodysim jums, kokias aфиgenas vietas mes gaunam kaip video komanda ir iš kokių gerų vietų iš tikrųjų mes galim žiūrėti kašio varžybas. Tai nors ir gajus toliau vyksta, bet mes einam montuotis medžiagos ir duoti kontento kažkokio jum. Aš, pavyzdžiui, šiandien labiau atsakingas esu už trumpo reilsiuko kažkokio jum parodymą, o Ramelis tuo tarpu yra atsakingas už konferencijos įgyvendinimą. Ir nors rungtynių laikas baigėsi, mūsų darbas dar nesibaigė. Prasideda konferencijos laikas. Ir visi būna labai tyliai. Įtempta diena, daug spėjom padaryti. Ačiū, kad žiūrėjot. Susimatysim ryt. Ate.